Žinot, labai gera praktika yra susilaikyti nuo kritikos. Ir vietoje kritikos sakyti, mane tai skaudina. Žinot kodėl? Todėl, kad turbūt dažniausia priežastis, kodėl mes kažką kritikuojam, nes tai mus asmeniškai skaudina. Ir kai mes pasakom, mane tai skaudina, mes pasakom tikresnę tiesą negu tai, ką pasakysim kritikuodami. Nes tą, ką išsakysim kritikuodami, kitiems žmonėms yra visiškai nesvarbu ir jiem tas pats dalykas kelia gerus jausmus arba nekelia jokių. Tai einant į tiesą, visai gerai pabandyti kelias savaitės nieko nekritikuoti. Ir pažiūrėti, kokia yra tos kritikos kilmė, kurie ateina pas jūs, ne? Tam tikro pobūdžio kritika. Kokia yra jos kilmė? Tai reiškia, koks jausmas man ateina prieš kritikuojant. Ar aš noriu išsilieti? Greičiausiai, kad taip. Tai reiškia, kad kai mes išsiliejam, net nežinau, ar čia tinkamas žodis išsilieti, nes išsilieti tai reikštų, kad išsiliejau ir to tarsi nebėra. Bet čia gal labiau tiktų netgi kartais pakurstyti, nes jeigu mes esam dviesės kažko, mes pakurstom tokią agresyvę nuotaiką, negatyvą, tokį bendrą, sutrigerinam kažką ir dar įsiveliam kažkokį, dar vieną naują negatyvą, kurį irgi po to jūs gali kažkas už tai kritikuoti, kad jūs kažką kritikavot, suprantat? Jūs kaip žmogų. Tai, o gal tiesiog užfiksuoti tą jausmą, kad ateina noras kažką kritikuoti, pažiūrėti, ar tikrai man sukyla negatyvas. Ir jeigu taip, jeigu nori tikrai būti drąsus ir teisingas, sakyti, mane tai skaudina. Arba, man ne faina. Kažkaip, ne, kad nesiplėsti techninės detalės apie tą objektą, o apie tai, kas yra viduje. Ir tokiu atveju mes daug greičiau surasim tas tikrasias priežastis, kurios yra ir dėl kurių noris tai daryti. Tai tiek.